Sveiki visi, tebūna palaiminta jūsų diena ir noriu jums pasakyti keletą minčių apie ketvirtąjį išmatavimą. Žinote, ketvirtasis išmatavimas jums yra labai svarbus, nes dvasinis pasaulis, jis valdo fizinį pasaulį ir jūs turite būti tikri, kad jūs niekada nepralaimėsite, niekada, nes jūs matote save kaip nugalėtoją. Jūs matote, kad ten, kur šiandien yra problema, jūs matote ją išspręstą. Matote, kad ten, kur jūs šiandien esate nesėkmingi, ten jums sekasi. Jūs netgi turėtumėte pamatyti tam tikrą savo charakterio pusę, kurioje esate silpni, bet jūs turite pamatyti, kad tai yra stipriausia jūsų charakterio pusė. Dievas ima ir viską pakeičia. Jis sako, silpnas te sako, aš esu stiprus, vargšas te sako, aš turtingas. Šiandien galbūt neturite pinigų, bet pradėkite nuo to, kad įsivaizduotumėte save klestinčių ir laikykite šį vaizdą savo galvoje, kartokite jį, klausykite šio žodžio ir kartokite jį dar ir dar kartą. Ir praktikuokite. Gal šiandien esate silpnas, galbūt jūsų kūnas šiandien tiesiog nepajėgus. Noriu jums pasakyti, kad iš tikrųjų viskas pasikeis. Ir jūs pamatysite, kaip jūs užlieja energija. Viskas pasikeis. Pradėk įsivaizduoti save energingą. Pradėk įsivaizduoti, kad tavyje energijos perteklius ir tu pamatysi, kad taip ir įvyks. Tik nepalikite šio vaizdinio. Žinokite, kad paslaptis yra tame, kad kai ką nors pamatote savo mintise ir jūs nusprendžiate, kad jūs to norite, tą akimirką nepalikite to, kartokite tai. Kartojimas tai yra paslaptis. Tegul Dievas jūs gausiai palaimina. Kitoje programoje aš jums papasakosiu kitą paslaptį. Tegul Dievas jūs gausiai palaimina. Tegul jūsų diena būna pilna gerų naujienų. Jauskitės šiandien geriau nei vakar. Tegul šiandien jūs pasiekia geros naujienos, šaunus, geri, malonus įvykiai, kurie tiesiog pradžiugintų jūsų širdį. Artinkitės prie Dievo ir jis artės prie jūsų. Žinokite, kad Dievas yra ištikimas. Kiekvienas jo žodis būtinai išsipildys jūsų gyvenime. Nebejokite, žinokite. Būkite tikri, kad tai, ką pasakė Dievas, Jis pasakė jums asmeniškai, kad tai išsipildytų būtent jumise. Amen.